Sveikas, Martinai. Sveikas, Martinai. Tai visai nesiniai seminare apkalbėjom šitas temas, kurias matėme žurnale Annals of Emergency Medicine. Taip pat ir podcastas buvo sukurtas to amerikiečių ir dabar mes tai tiesiog pabandysim pristatyti, paraginti mūsų vadovų Lietuvos auditorijai. Tai kalbėsime apie FOAM kultūrą, FOAM, kaip mes čia išvertėm, pasakyk. Laisvai prieinamas medicininis švietimas. Jo, iš tikrųjų, gal kalbistai prie to dar prisikabintų, todėl gal tiesiog naudojame tokį žargoną FOAM, vis tiek esam netradicinėje aplinkoje. Ir gal galėtum pasakyti, kas tas yra FOAM? Pažodžiui, kas yra FOAM? Jo. Anglai šitą trumpinį sudėlioja iš tokių žodžių Free Open Access Medical Education, kas ir būtų laisvai prieinamas medicininis švietimas, kaip prieš tai minėjom. Ir dėl ko mums viso šiandien reikia ir dėl ko mes apie tai kalbam. Turbūt, Martinai, norėčiau tavęs paklausti, esi susidūręs su tokiu dalyku kaip informacijos paieška. Jo. Taip, ir būtent didelis menas ir informacijos paieška. Ir ne bet kokios informacijos, o mūsų srities tai medicinės, galbūt net skubios pagalbos medicinos informacijos paieška. Ir tu gal gali man papasakot, kaip tau sekasi tos informacijos ieškot, lengva rast? Iš tikrųjų, čia dabar jau turiu tam tikras įrankius, apie kuriuos mes kalbėsim, bet prieš tai būdavo gan sunku, tu prašai, pavyzdžiui, tenais kojų venų trombozę ir tau išmeta tenais labai daug straipsnių, tau išmeta komentarų, super mamų klube ir panašiai, ir tu tada nežinai, tau gan yra sunku atsirinkti, yra kažkokie guidelines, bet guidelines yra 4-5 metų kartais senumo, žinai, ir tau yra gan sunku atsirinkti pačius naujausius šaltinius informacijos. O dabar, ką mes radom, mes kalbėsime apie tai, mes iš tikrųjų mokėmės prieš seminarą, mes abudu apie tas tikras strategijas, kaip tau atsirinkti informaciją, nes dabartiniais laikais iš tikrųjų tos informacijos yra labai daug ir jinai tikrai yra nekokia. Kaip tu manai pats, pavyzdžiui, tenais reagama, kaip tu susidūrėjai, pavyzdžiui, kaip tau sekasi ieškoti informacijos ir kaip tu manai, kokia ta informacijos kokybė visų būna. Iš tiesų, iki šito mūsų pasiruošimo, viso šito apsimokymo prieš šitą pristatymą, man buvo taip pat kaip ir tau, pradedant nuo tam tikrų klubų su nuomonėm žmonių, iki šaltinių, kurie siekia praeitą amžių, dar galim sakyti ir taip. Taip, Hipokrato laikais. Taip, Hipokrato laikais, 95 metų straipsniai ir iš tiesų nelabai supranti, kuo naudotis ir iš kur gauta informacija. Tai, kad nebūtų nei man, nei tau problemų tokių, kad palengvint gyvenimą savo, mūsų klausytojam ir žiūrovam. Tikriausiai, kadangi jūs mus matot, norėtume jums šiandien pristatyti 7 jau strategijas. Iš pradžių buvo 5, po to originaliai pagal straipsnį, mes dar sugalvom, kaip dar pridėti dar 2, kad po to 6 ir galų gale 7 atsirado. Taigi gal pradėkime nuo pirmos strategijos. Tai mūsų pirmoji strategija būtų RRS readeriai, kurie išvertus pažodžiui būtų Really Simple Syndication. Tai yra tam tikros programėlės arba programų įskiepiai, kurios leidžia programuoti mums tam tikrų portalų, internetinių puslapių informaciją mus dominančią temą. Tarkim, yra kažkoks medicininis puslapis ir mes matom ikoną, ikoną šitą jūs matot ir pas mus skaidrėje pateikta. Jeigu puslapyje mato šitą ikoną, reiškia šitą puslapį galima programuoti. Ir galima programuoti netgi atskiras dalis. Tarkim, jeigu yra medicininis puslapis, galbūt jūs domina tik tai traumatologija ir jūs galite traumatologinę dalį programuoti. Taip, kaip prenumerata, kaip laikraštis. Kas dar yra labai fainai, kad jos veikia su pagrindiniam naršyklėm, Chrome, mūsų visų žinomo, Apple'ais nežinau, nesinaudojama, bet gal su Safari aš esu tikras yra kažkokios programos ir jos yra nemokamos, tas yra geriausia. Taip, tai yra nemokama, o jeigu tai su jūsų naršyklė ir neįmanoma sujungti, visą laiką galima parsiųsti specialią programėlę prenumeratorių. Tiek į išmanųjį telefoną, į planšetę, tiek į stacionarų ar nešiojimą kompiuterį. Problemos tai nesudaro. Šios programos, bent jau dauguma jų yra tikrai nemokamos. Labai gerai, iš tikrųjų, kad tu neatsilieki, kad kai tik tais kažkas išeina naujo, kažkoks tavo sekamas autorius, kažkoks tavo sekamas žurnalas arba puslapis kažką išleidžia naują, tave dominančią temą, tu tą pačią akimirką taip pažinai. Sudaro toks kaip mini žaidimas, kai tu kovoji su tuo kampučiu tavo naršyklės kampe, kad jis nedegtų raudonai, kad tu jau viską perskaitai. Iššūkis. Kiekvienos dienos iššūkis. Tačiau tai yra didžiulė pagalba tobulėjant. Iš tikrųjų, taip. Taip, ir tavo automatiškai, jeigu tam puslapį užsiprenumeravai, nereikia kiekvieną dieną atsidaryti to puslapio ir perskaityti visų failų, tu iškart turi savo sritį, kuri tave domina, arba savo autorių jo pasisakymą, o ne visų. Privalumas būtų toks. Ir einam prie antros strategijos. Tai antroji strategija iš tikrųjų didelė dalis FOAM-o, to nemokamo medicininio laisvai prieinamo švietimo yra podcastai. Podcastai dar angliškai išvertus irgi būtų radio laidos, nors tai nelabai radijas. Tiesiog
tokie įrašai, kuomet susitikę keli arba galbūt vienas tam tikros srities specialistas aptarė visai nesiniai išleistus evidence-based medicine įrodymus, ne? Arba kažkokius straipsnis, ar tai kažkokia įžvalga ir panašiai. Ir tie podcastai dažniausiai būna kažkokie įrašai keliasdešimties minučių trukmės ir podcasto programėlės tau leidžia juos irgi taip pat kaip RSS readeriai užsiprenumeruoti tam tikrus puslapius, tai podcasto programėlės tau leidžia užsiprenumeruoti tam tikrus podcasto puslapius, kad tu tuos įrašus tiesiog galėtum atsisiųsti savo failų, tiesiog darbinį failų, atsisiųsti savo į kompiuterį, išmanų telefoną arba į planšetę ir tiesiog tau reikiamų laikų juos nesant interneto prisijungimą, pavyzdžiui, tau kur nors bėgiojant ar kur nors važiuojant kokiu traukiniu, nesant prisijungimą prie interneto, juos perklausyt. Labai naudingas įrankis iš tikrųjų. O Martina, iš tos programos automatiškai parsiūs, ar man kiekvieną kartą reikės parsisiųsti? Taip, tu matysi, pavyzdžiui, kaip ir šitoje skaidrėje, netarkim, yra kažkoks irgi nemokama programa ir tau rodo irgi, kaip ir prenumerata, visų tavo pasirinktų puslapių podcastai. Tau reikia tiesiog prie jo prisijungus pažymėti, ką tau atsiųsti, ne? Tarkim, ką tau, nes jisai, kaip ir kiekviena programa, pavyzdžiui, jeigu tu neturėsi vietos, jis tai tau neatsiųstų. Tau reikia tiesiog pažymėti, ką atsiųsti ir tu jisai parodo, tavo kompiuteryje atsiranda kažkoks tai audio failas su tuo podcastu. Iš tikrųjų labai. Tai čia kažkas tokio kaip torrent programos. Kažkas panašaus. Failai tik tiek, kad vietoj muzikos parsistos klausimo aš galiu klausyti tam tikrų straipsnių, tam tikrų autorių pasisakymų, įžvalgų ir panašių dalykų. Visiškai teisingai, labai gerai. Jo, taip, visiškai teisingai. Gerai, einame prie trečios strategijos. Informacijos koncentratų išnaudojimas. Kaip minėjome, jau prieš tai informacijos šaltinių yra labai daug puslapių yra, labai daug įvairių knygų, draugijų ir taip toliau. Tačiau šitam skubančiam pasaulyje, kai viskas aplinkui taip greit sukasi, mums reikia rasti tokią informaciją, kuri būtų koncentruota. Kad trumpai, aiškiai, glaustai ir konkrečiai. Jo, labai visiškai taip, kaip priderinta skubiai medicinai, bet turbūt tinka ir visiems kitiems, ne? Ir mes čia padėjom kelis tokius saitus, tokius šaltinius, pavyzdžiui, Life in the Fast Lane, kuris yra antras pagal lankomumą medicininis puslapis internete. Ir iš tikrųjų, čia mes galime labai pasidžiaugti ir kiekvieną dieną prisiminti ir padėkoti žmonėms, kurie dirba dėl mūsų, ne? Pavyzdžiui, Life in the Fast Lane arba Academic Life in Emergency Medicine. Žmonės, kurie dirba dėl mūsų, surenka pačius naujausius ir mums aktualiausius šaltinius ir pasako, va, žiūrėk, skaityk, tau nereikia, kaip tu sakai, nereikia vartyti puslapių, 100, nereikia Kochreino bibliotekose daryti panašiai. Žmonės už tave taip pat dirba ir iš tikrųjų mes labai yra nuostabus koncentratai, kuriuos išnaudoti yra privalu. Kaip tu sakai, privalu juos išnaudoti. Privalumas toks, kad kažkas pusę darbo padaro už mus ir surenka aukso perliukus mums. Jo, labai teisingai, labai teisingai. Gerai. Tai ką, eina prie ketvirtos strategijos. Ketvirtoji strategija būtų galbūt labai juokingai skambanti, tačiau labai aktuali šiems laikams. Jo. Tai socialiniai tinklai būtų Google accountas, Facebookas ir Twitteris. Martinai, tau netrodo, kad čia nerimtas dalykas? Gana keista, ne, iš tikrųjų, pavyzdžiui, pasakytum, kad savo dėstytojui pasakytum, ar nereikia daryti, taip ir taip, ar gal reikėtų taip antikoaguliantus skirti prie kojų trombozės. Sakytų, iš kur tu tai sužinojai? Aš perskaičiau Twitteryje, ne, gan juokingai skambėtų iš tikrųjų, bet kas yra keista, kad socialiniai tinklai tikrai labai progresuoja šioje srityje, jų įtaka medicininiam švietimui kiekvieną dieną, galima sakyti, auga, ne? Nes, pavyzdžiui, Twitteryje tau nereikia susidraugauti, kaip ir Facebook'e, ne? Tu gali internetinius puslapius prenumeruoti, taip čia gali prenumeruoti žmonės arba draugijas ir jų pasisakymus apie tam tikrą temą. Ir iš tikrųjų, pavyzdžiui, tarkim, po kiekvieno podcasto arba po kiekvieno puslapio, po kiekvieno straipsnio naujo išleidimo yra tam tikrų komentarų serija ir tose komentaruose žmonės, pavyzdžiui, gan stiprus ekspertai, mes grįžtam atgal evidence-based medicinos kryptimi, jie pasako savo nuomonės ir savo patirtis. Ir tu iš tų patirčių gali tikrai kažką labai daug išmokti, nes jos nėra tokios didelės, kad jas kažkas išspausdintų straipsnėje, bet komentaruose jos atsiranda ir jos iš tikrųjų yra tai, kad tu gali, pavyzdžiui, opiatų perdozavimo gydymas ir visa kita. Tai iš tikrųjų yra tokios gan svarbios strategijos. Ir tu gali tai išmokti iš tokių socialinių tinklų. Aišku, lietuviai galbūt tai žiūri dar kol kas su tokia pašaipa lengva, bet užsienyje, Jungtinėse Amerikos valstijose tai jau yra paplitę. Tikėkime, kad po šito mūsų pristatymo po truputį tai ateis ir į Lietuvą. Taip, pavyzdžiui, kad kiekvienas rezidentūros arba ligoninė turėtų savo puslapį, ne, ir pasakytų, pavyzdžiui, savo accountą, Facebook accountą, pavyzdžiui, Vilkaviškio ligoninė su Facebook accountą pasakytų, pas mus daroma taip ir taip. O kaip jūs darote, ne? Ir tada sakytų, pavyzdžiui, Marijampolės ligoninė, ne? Čia iš tikrųjų mes turime savo aplinkoje įrankių, bet tiesiog dar nemokame galbūt ar bijome jais naudotis.
naudotis. Bet tai yra natūralu. Galbūt galvojama, kad tai ne tam skirta. Galbūt taip. Tai yra labai universalus įrankis, manau, tinkantis daugam. Labai teisingai. Juolab, kai kasdien žmonės sėdi, stovi stotelėse, troleibusuose, koridoriuose, visur ir skaito tos. Taip, Facebookus, Twitterius ir visus kitus portalus įvairius socialinius. Ir tai yra puikia vieta panaudoti švietimui. Taip, visiškai pritariu. Tu, Martinai, pats turi kažką Facebook'e ir Twitter'e? Aš susikūriau visur accountus ir vis dar mano tokia yra įprotis toksai, turbūt daugelis lietuvių Facebook'ą naudoju. Naudoju Facebook'ą, ten ateini, pamatai šuniuko nuotraukas arba pizzą, kaip atrodo kažkur, kur kažką valgo. Bet aš esu užsiprenavęs tam tikras grupės, kuriuose iš tikrųjų yra daug informacijos. O kas dar labiausiai man patinka, Twitter'yje tu gali followint tam tikrus žmonės, iš tikrųjų jų teiginiai tenais man labai patinka. Tas yra gerai, kad Twitteris riboja ženklų skaičių, ar 140, ar 160, ir tos žinutės yra labai glaustos ir jos yra labai aktualios. Pavyzdžiui, kuomet išeina nauji guidelines, naujas straipsnis, tave visą laiką nurodo, žiūrėk, tau reikia į ten ir ten. Ir tai yra tam tikri gurų, tam tikri korifėjai, kuriuos tikrai verta. Manau, kad kiekviena specialybė tokių turi, ne? Ir kas yra labai džiugu, kad anksčiau reikėdavo eiti tam tikras konferencijas, dalyvauti, mokėti skrist didžiulius atstumus, mokėti didžiulius pinigus, kad galėtum paklausyti, kaip kažką žmogus kalba tos ryties atstovas. O čia tu gali tai padaryti vos ne, akis į akį per kompiuterio ekraną, ne? Tu gali paklausti klausimą ir gauti atsakymą. Aš esu beje tai padaręs ir labai apsižinau, kad žmogus, tarsi, mes nesam, mūsų atstumai, šitie puslapiai socialiniai, kaip ir naikina atstumus. Man labai tai patinka. Tai kaip ir baigiam su šitą. Galime eiti prie einam prie 5 strategijos. 5 strategija būtų tam tikri paieškos varikliai. Tiksliau paieškos sistemos. Martinai, kokią paieškos sistemos tu naudoji iki šio mūsų pristatymo? Šiaip naudoju Google, nebent atsitiktinai įrašydamas kažkokią programą mane priverčia pakeisti į Bingą, bet aš tada taip staiga ištrinu ir vėl grįžtu prie Google. Problema ta, su kuria greičiausiai ir tu susidūri, kad kai kažko ieškai Google, randi labai daug tokios šalutinės informacijos, galima sakyti, ne? Tam tikri vėl klubai, tam tikri forumai. Forumai. Rekomendacijos visokios ir vairūs plepalai. Taip, iš tikrųjų, atsitinka kažkokį tai auksą, kaip tu vadini, auksinis perlas yra gan sunku, todėl, gal pasakytų, ką tu radai, tarkim, kuomet tau prireikia naudotis, tuomet tau prireikia ieškoti šaltinių skubioje medicinoje. Taip, iki šio pristatymo aš irgi naudodavau Google, bet susidūriau tom pačiom problemom kaip ir tu. Daug visokių plepalų, nesąmonių ir visiškai nereikšmingų straipsnių arba labai senų straipsnių. O šitą medžiagą, kai mes ruošėmės, buvo pasiūlyti tokie dalykai kaip FOAMsearch'as. Tiesiog įvedat foamsearch.com ir Google variklio pagrindu jums išmes pačią naujausią informaciją, pačią aktualiausią ir svarbiausią susijusią su jums rūpimu klausimu. Ir čia pateikiam pavyzdį, kairiai pusėje ekrano jūs matot Google įvestą tą patį tekstą paieškos, o dešiniai pusėje matot FOAMsearch įvestą tą patį tekstą. Ir iš tiesų matot, kaip skiriasi akivaizdžiai rezultatai. Taip. Iš tikrųjų, gal reikia paminėti tai, kad, pavyzdžiui, FOAMsearch tau neparodys kažkokio tai žurnalo straipsnis, čia yra tas free open access, daugelis žurnalų vis dėlto dar yra ne free, už juos reikia mokėti prenumeratas. Tačiau tie podcastai, jie visą laiką turi nuorodas į straipsnius, apie kuriuos kalbame, todėl iš tikrųjų labai patogus būdas surasti pačią svarbiausią ir naujausią informaciją, kaip tu sakai. Taip, ir šiek tiek žemiau dar matot yra pateiktas iClick.com. Tai čia yra bandomoji beta versija, kol kas jinai pilnai neveikia, bet ateityje yra žadama, jog pilnai veiks ir bus lygiavertė kaip FOAMsearch'as. Taip, iš tikrųjų matome, kad kūrėsi, kad yra poreikis išgrynintų informacijos šaltinių, nes, pavyzdžiui, naudotis PubMed'u, PubMed'as tave limituoja tik tais tam tikram, Cochrane biblioteka tave limituoja kažkam, ne? Todėl egzistuoja, po truputį atsiranda nauji varikliai, kurie mums padeda irgi išlaviruotame šiukšlyne žinių. Taip, ir kadangi poreikis didėja, tikėkime, kad ateityje didės ir pasiūla. Ir taip pat ir kiekvieno variklio galimybės, tikiuosi. Taip. Gerai, tai einam prie 6 strategijos, ne? Taip, Martinai, 6 strategija būtų elektroniniai skaitytuvai. Čia tai skaitytuvai, aš, pavyzdžiui, jais naudojusi kurį laiką, bet tikrai žinau, kad jie nėra populiarūs. Tai vienas iš tokių, kur mes duodam pavyzdį, Natural Reader, tai yra nemokama programa, kuri geba tekstą, kuris vis dėlto daugelis teksto, kurį mes skaitome medicinį, yra parašyta anglų kalba ir lietuvių kalba, nežinau, ar yra dar skaitiklių sukurta tokių nemokamų prieinamų. Tačiau įsivaizduokime, kad mes turime kažkokiam tai seminarui, konferencijai perskaityti kažkokią tai medžiagą ir jinai sudaro tikrai nemažą kiekį dažniausiai. Net ir foame, kai kuris foamas straipsniai yra gan platus. Ir iš tikrųjų tie e-readeriai tave įgalina arba greičiau skaityti tekstą, kuomet tu tiesiog žiūri ekraną ir
tas programa verčia simbolius į žodžius, kuriuos tavo smegenims yra natūraliai lengviau priimti. Arba tiesiog galima tą patį Natural Soft Readerį naudoti savo telefone ir straipsnį pasikeisti į podcastą vos. Ne? Tu straipsnio medžiagą, kažkokio straipsnio galą, teksto galą įsidėti tą skaitytuvą ir nusidai, kad jis tau lėtai ar vidutiniu greičiu skaitytų tą straipsnį. Tuomet tu gali savo eidamas į darbą perklausyti straipsnį. Tau nereikia skirti laiko, kuomet tu gali tikrai skirtum tam, žiūrėtum į ekraną ir būtum užsiėmęs tik tais tuo. Irgi viena iš strategijų, kuri palengvina mums mokymasi. O tu, Martinai, pats bandyta? Aš niekada nesu bandęs šito. Jo, labai daug, iš tikrųjų. Nevargina tas roboto balsas? Iš tikrųjų, prie jo labai pripranti daug. Iš pradžių būna gan keista, kuomet jisai kalba taip ir be intonacijos, bet, sakau, tas dalykas, kad tu pasiemi informacijos, sutaupydamas laiko ir pastangų, labai atsiperka. Tai aš visus ką aš galiu skaityti namie, per Natural Soft Reader aš visą laiką tai skaitau. Iš tikrųjų labai man padeda tai. Pripratau, iš pat pradžių buvo gan sunku, net ne gan sunku, gan keista, bet tačiau toliau einant vis tavo smegenys vis pripranta prie to balso, vis pripranta prie to skaitimo ir netgi tavo greitis skaitimo tada didėja, pavyzdžiui. Tu gali tą patį, tarkim, aš nesugebėčiau taip greitai tikrai perskaityti, galbūt 3 kartus greičiau skaito tą programą ir man yra lengviau tiesiog įsisavinti tą tekstą. O išmaniajam telefonui yra šitą programą? Yra įmanoma atsisiųsti ją. Daugelis yra Google text to speech ir panašiai programos. Yra tikrai daug programų, kurios tau padeda tekstą pavesti žodžius, bet vis dėlto jos yra patogiausia turbūt naudoti tose kompiuteriuose, kurie turi didelius ekranus ir panašiai, turbūt laptopas ar stacionarinis kompiuteris. Aš bent jau naudoju tik tais tenais. Su telefonu žinau, kad yra galima naudoti, bet dar nesinaudojęs. Tai ką, su 6 strategija baigiam, einam prie 7. Einam prie 7. Taip, ta 7 strategija, žinau, kad tu ją naudoji jau senai, aš visai nesenai ją atradau, tai tas faktas, kad gali sinchronizuoti naršyklės. Tam tikros naršyklės. Pavyzdžiui, Chromas tai tikrai gali ir tam tikrus puslapius atsidaręs aš kompiuteryje savo stacionariniam ar planšetiniam ar nešiojamam kompiuterį, aš galiu dideliam ekrane susirasti tam tikrus straipsnius, juos pasidaryti tabus. Taip. Ir kitą dieną ar vėliau kažkur kitoje aplinkoje tam pačiam savo telefone, kur susieta yra naršyklė su kompiuterio naršyklė, aš visus juos matau ir galiu kažką perklausyti ten esamą informaciją, kažką paskaityti, ar galų gale važiuodamas po darbo namo viešojų transportų, aš galiu telefonę naršyklį kažką ieškoti, rasti kažkokį man aktualų labai įdomų straipsnį, bet dėl to, kad mažas telefono ekranas man yra nepatogus skaityti. Krato vaizdą, man pavargsta akis, per mažas vaizdas, nepatogus skaityti. Tą tabą aš pasilieku savo naršyklėje ir grįžęs namo aš įsijungiu kompiuterį, tą patį Chromą, kur yra susijęta su mano telefono Chromu ir aš iškart matau šitą straipsnį galiu į normaliam ekrane perskaityti. Iš tikrųjų labai patogu, nes mes žinom privalumus ir trūkumus kiekvieną, ar tai nešiojamo kompiuterio, ar tai telefono, reikia juos tiesiog išnaudoti, mes žinome, kad galima tas sinchronizavimas tau gali padėti tiek vienu, tiek kitu atveju, labai. Taip, ir iš tiesų labai, aš seniau dėl ko mane atpurtydavo tas kažkur skaitimas telefone, nes man labai greit pavargsta akis nuo to mažo, nepatogaus teksto, nuo to judėjimo kažkokio, nuo to netinkamo apšvietimo į telefono ekranų, saulės ar kažko. Šitas dalykas yra labai geras, kad aš galiu išsiseivinti, nereikia nieko ranka, niekur užsirašinėti, nereikia jokių papildomų priemonių, grįžtu namo, atsidarau kompiuterį, įsijungiu, atsidarau naršyklę ir visą tą informaciją, kurią žiūrėjau, turiu iškart patiktą. Tai kaip mes ir peržvelgiam jau strategijas, tas ir FOM, iš tikrųjų labai daug apdainavom apie jo nuostabumą ir visą kitą, bet reikia pasakyti, kad nėra tokio dalyko žemėje, kuris yra tobulas, greičiausiai. Ir mums dabar reikėtų apkalbėti ir apie trūkumus, į ką mes turime atsižvelgti, kuomet naudojamės laisvai prieinamų medicininių švietimų. Tai kokius tu galėtum pasakyti trūkumus? Galbūt pirmas faktas, kurį aš norėčiau pateikti, būtų ribota recenzija. Kadangi mes apžvelgiam labai daug įvairių šaltinių, tai yra ir socialiniai tinklai, laisvi žmonių pasisakymai, tai yra ribota recenzija. Taip, tikrai teisingai, tu sakai, taip. Aš galiu dabar irgi kažkur į kažkokią ateiti Facebook'o tam tikrą paskirą, tam tikrą temą ir pasakyti savo nuomonę. Bet galbūt mano nuomonė nebus teisinga, mano nuomonės nieks nerecenzuos. Galbūt čia bus tik tai mano nuomonė ir negalima tos mano nuomonės kitam žmogui skaitant, imt kaip šventą tiesą. Šitas žmogus tai pasakė ir tai yra šventa tiesa. To negalima priimti kaip šventos tiesos. Tai mes turime priimti jau, kad kiekvienas žmogus yra subjektyvus ir tos seniai informacijos šaltiniai, tokie kaip straipsniai, kažkokios knygos, jie yra recenzuojami. Daugelis iš jų tikrai yra. Ir ta recenzijos kokybė, kuris dabar galima sakyti, kad kai kurie FOMO šaltiniai taip pat yra recenzuojami, bet kaip į tai ir
prieštarauja pačiai idėjai, kad tu laisvai pasakai apie kažką tai, ne, todėl reikia visą laiką būti akilam su tuo. Kitas būtų bazinės žinios ir trūkumai tų žinių. Aha. Iš tiesų, mes galim skaityti tam tikras temas, aktualijas, bet tos temos ir aktualijos jau bus niuansai ir vingrybės. Tam tikrų klinikinių atvejų, situacijų, lygų gydymo. Tam, kad mes tą viską suvoktume ir galėtume tas žinias siūlomas pritaikyti, turime turėti bazę kažkokią, bazinį išsilavinimą ir bazinės žinias, pagrindinį dalyką. Iš tikrųjų, tarkim, yra FOMAS, yra užpildytas tokių labai populiarių temų, ne, kaip sunkus kvėpavimo takai, alerginės reakcijos, tokių kritinių būklių, ne. Tačiau bazė, su kuria mes ir daugiausiai susidurėm kasdieniam darbe, iš tikrųjų jinai turi būti padengta knygų, knygų, vadovėlių kažkokių, tai netgi egzistuoja tokie FOAM šaltiniai, kurie, pavyzdžiui, Boring EM, kurie apdengia tos tokias bazinės temas, tiesiog pasako tau naujausius šaltinius ir tas žmogus, gal tau yra tiesiog patogiau galbūt klausyti, bet tikrai nereikia nurašyti, nes yra tikrai tokių grandų knygos, ne, kaip Pentinalio, skubioji medicina, Rozeno ir procedūrų knygos, jas tikrai reikia žinoti prieš einant į podcasto jūrą, nes tenais kitaip paskęs ir tos subtilybės, vingrybės tave išves iš pagrindinio kelio. Taip, ir tai išvada būtų galima padaryti tokia, kad FOMAS pagrindų medicininių žinių tikrai nesuteiks. Yra, kaip sakei, Boret FOMAS. Tai taip, ten galima šitą informaciją gauti. Bet didžioji dauguma žinių FOME bus jau aukštesnis lygis. Teisingai. Negu pagrindas. Taip. Bazę reikia patiems turėti iš vadovėlių, iš bazinių mūsų mokymų, kurie buvo universitete ar kažkokiuose mokymuose specialiuose. Kitas dalykas, tai galima apžvelgti FOAM tą išsiblaškimo arba iliuzijos apie išsiblaškimą sukūrimas. Tarkim, nereikia galvoti, mes kalbėjome apie Facebooką, kad jame galima rasti, pavyzdžiui, vyksta konferencija ir žmonės pastoviai vis tweetina arba Facebook'e rašo kažkokius svarbiausius perlus tos konferencijos. Bet tai nereiškia, kad sėdėdamas per budėjimą prie Facebook'o, nuolatos tu kažkaip pagerinsi savo pacientų išeitis. Reikia surasti, žinai, kada yra teisinga tai daryti, kada ne. Kitas dalykas, kuomet, pavyzdžiui, mes kaip kažkokie tai atstovai nueiname į konferenciją ir reikia įsivaizduoti, ką jaučia, pavyzdžiui, pranešėjas stovėdamas ant scenos ir kalbėdamas mums, kuomet mes visi išsitraukime savo išmaniuosius telefonus ir jo žinias platinam pasaulį. Jam tai galėtų atrodyti kaip iliuzija išsiblaškimo, kad mes iš tikrųjų mes nežaidžiam su tais telefonais, bet mes klausome visko ir tai skleidžiam. Iš tikrųjų reikia žinoti tą trūkumą, kuomet tu pranešinėjai ir kuomet tu priimi tą informaciją, reikia visą laiką žinoti apie tą savo, ar tu nesi išsiblaškęs ir ar tu nesukuri savo išsiblaškimo iliuzijos. Irgi iš tikrųjų. Kas dar yra toks kaip trūkumas, ne? Kaip tu manai, pavyzdžiui, dabartinis FOAMas yra net ir užsienio šalyse daugiausiai yra jaunų gydytojų, ne? Jaunieji gydytojai, kurie užaugo su tą, mes kalbėjome apie RSS readerius, apie įvairias podcastų programėlės, bet žmonės, kurie užaugo su technologija. Ir iš tikrųjų tas yra turbūt keblumas, kaip tu manai, kaip įtraukti yra vyresnius amžiaus žmonės arba akademikus, kaip įtraukti akademikus, tikrai jau tokius, kurie yra patyrę tam tikrose srityse, pavyzdžiui, Lietuvoje įtin skubi veiklą, kaip įtraukti akademikus su FOAMu, kokie būtų kažkokie sprendimo variantai? Manau, kad jau šioks toks žingsnis yra žengtas, kai dauguma mūsų vyresnio amžiaus medikų, su kuriais mes bendraujam, įsigijo išmaniuosius telefonus. Tai čia yra vienas didžiulis žingsnis žengtas. Ir kuo toliau, tuo labiau aš pastebiu, kad tie vyresnio amžiaus mūsų gydytojai, profesoriai, docentai pradeda naudoti ne vien tik tai tam, kad paskambint, bet jau pradeda ir naršyklę kažkokią naudoti, pradeda jau ir kažkokią informaciją, kartais ir rezidentas pasidalina, mes patys būna, kad pasidalinam, palaipsniui visą tai kis, palaipsniui ir mūsų jaunoji karta eina į vyresnę kartą. Manau, kad tam reikia laiko ir tas amžiaus barjeras ir per mažas akademikų įtraukimas tikrai sumažės. Ir aš manau, kad yra svarbu pažymėti, kad jeigu tu matai per FOAMą, matai podcastuose veidus vien jaunų žmonių, tau tikrai nereikia nuvertinti tų korifėjų specialybės, kurie galbūt yra vyresni, bet tiesiog jų žinių tas išskleidimas į visuomenę yra ribotas vien dėl techninių parametrų. Tam nereikia galvoti, tam reikia nuvertinti patirties ir nereikia nuvertinti žinių. Tiesiog žinok, kokie yra FOAMo trūkumai ir kaip tu turi tą informaciją apribotą. Nebūtinai tai, kad tu gali išgirsti per budėjimą iš vyresnio gydytojo, tai gali būti lygiai taip pat svarbu, kaip tai, kad tu išgirsi per podcastą iš kažkokio tais Amerikos gydytojų ir panašiai. Aš manau, kad į tai reikia tikrai dėmesį. Taip, ir galbūt galima tam tikrą padaryti kažkokį projektą, kad tuos vyresnius gydytojus, vyresnius profesorius ir docentus įtraukti į šitokią veiklą ir sukurti kažkokį podcastą.
Labai. Vienam, žinot, lietuviškas tas toksai, šitas profesorius turi tokį dalyką, reikia ir man padaryti. Galbūt tai būtų pradžia tos grandinės, kai vienas profesorius sukūrė podcastą ir jaunesni kolegos padėjo, galbūt ir kitas peržiūrės, sugalvos tą patį padaryti. Iš tikrųjų, mes jau itin skubiai pradėjome tai daryti, bet reikia labai taip, visiems mums reikia įsitraukti ir kaip tu sakai, ne, pamatys vienas ir galbūt neuroninis norės, taip, ryšys išplisa, ne, susidarys tinklo. Iš tikrųjų, mes visi galim prisidėti prie foam kultūros kūrimo ir Lietuvoje, kuris šiek tiek, ne tik viską imti iš užsienio, bet ir mes patys turime, ne, mūsų specifika yra kitokia, mūsų finansinės galimybės, todėl mes iš tikrųjų tą informaciją iš mūsų specialistų yra lygiai taip pat labai vertinga. Gerai, tai ką, kaip ir aptarėme apie foam kultūrą ir dabar tiesiog tikimės jūsų, norėtume, kad jūs savo komentaruose galbūt pažymėtumėte, kas jums padėjo susidaroti su tą informacijos perkrovimu ir galbūt ką jūs darote patys kitaip, kaip jūs labai būtų įdomu sužinoti ir papildyti galbūt šitos pranešimą jūsų strategijomis, kaip galima būtų susivaldyti, ne? Ką tu manai? Taip, aš manau, kad būtų iš tiesų gauti labai malonų atgalinį ryšį, gauti kažkokios kritikos, o galbūt patarimų, ką būtų galima papildomai įtraukti ir papildyti šitą mūsų pristatymą. O tiem žmonėm, kurie nebuvo niekad susidūrę su šitom programomis ir šitokia sistema, rekomenduojam pabandyti ir tikimės, kad rezultatas patiks ir įvertins šitą darbą, nes mums patiems asmeniškai, bent jau man tai tikrai patiko ir didžiulė nauda buvo. Gerai, ačiū Jums labai visiems. Ačiū tau, Martinai, už laiką. Ačiū tau, Martinai. Gerai, laimingai. Iki kito karto. Sėkmės visiems.